radijo namai. Tai labai labai gerai. Radijo namai. Tai labai labai gerai. Labas, seneli. Labas, Agona. Mes šiandien kalbėsim apie olimpinės varžybas. Žaidynės, taip. Taip, labai gerai, aktualus kaip tik šiom dienom yra šitas klausimas tavo ir tema. Manau, kad visi vaikai ir jų tėveliai seka prie ekranų dabar šių dienų žiemos olimpiados kovas. Kas yra olimpinė žaidynė? Olimpinės žaidynės daugiau nei prieš 100 metų buvo sugalvotos antikos šalyse, kur senovės graikai lenktyniavo ir varžėsi jiems suprantamose varžybose. Tai buvo daugiau lengvosios atletikos, metimai, lenktynės su karo vežimais ir panašiai. Kaip atsirado žiemos olimpiada? Po to keitėsi laikai, keitėsi varžybos, atsirado norinčių sportuoti ir žiemą. Žiemos sportas, kaip tik tai aktualus, kaip sakiau, šiandien, jisai atsirado taip pat iš tų pačių ketinimų, kad visi norėjo lenktyniauti, varžytis ir ant sniego. Jeigu vasaros žaidynės vyksta atviram ore, salėse, su kamuoliu, šiltų metų laiku, tai žiemos vyksta, aišku, žiemą ant sniego, ant ledo. O kaip galvoju tas, kad daugiau medalių visi žmonės būtų? Tai kaip ir supranti, kad medaliai tai nėra pagrindinis tikslas, bet dalyvauti įvairių šalių. Daugiau kaip 200 valstybių atstovų dalyvauja žaidynėse. Tai suprantama, kad pavyzdžiui Afrikoje ar Azijoje kraštuose to sniego nėra tiek daug, kiek šiaurės šalyse. Tai jau tokios stipriausios ir dominuojančios visą laiką žiemos žaidynėse buvo šiaurės šalys, tokia kaip Norvegija, Kanada, Amerika, Švedija. Tačiau dabar šiais laikais nėra kažkokiu tai sunkumus nukeliauti į Švediją ir ruoštis olimpiadoj. Pavyzdžiui, Lietuvos atstovai, jūs patys žinot, kad žiema tik tai šiemet pasirodė tokia didelė, o sniego ir ledo kitą kartą nebūna. Kur jiems treniruotis, kur jiems ruoštis? Jie keliauja į kitas šalis. Važiuoja į stovyklas į kalnus, kur sniego daugiau ir ruošiasi. Labai smagu, kad Lietuvos rinktinės šiemet sudaro 17 atletų. O kokį jūs darbą dirbat? Aš esu treneris, bet mano sporto šaka tinklinis yra vasaros sportas ir tinklinis yra vasaros olimpinėse žaidynėse. Bet tinklinis yra ypatingas tuo, kad yra vasaros žaidynėse 2 sporto šakos tinklinio. Tai yra paplūdimio tinklinis ir salės tinklinis, kur skiriasi taisyklės, skiriasi žaidėjų kiekis, bet vienais metais buvo net įtraukta į žiemos olimpinės žaidynės. Tinklinį žaidė ant sniego. Dabar šiemet jau nėra įtraukta, bet kaip bandomasis toks sportas, vienintelis su kamuoliu vienosios olimpiadoje vienoje tikrai buvo. O jums patinka savo darbas? Tai žinoma, visas mano sąmoningas darbas, kaip tik tai ir buvo treniruoti jaunimą, vesti kūno kultūros pamokas ir kol dar iki šiol aš dirbu trenerio darbą. Ką reiškia olimpiniai žiedai? O kiek jų yra? Gal tu galėtum pasakyti?
5. 5. Tai 5 žiedai ir jie yra, kaip tu pastebėjai, skirtingų spalvų. Tai pavyzdžiui, Europos. Tai žemynas Europos, Azijos, Afrikos, Amerikos ir Australijos. 5 didieji žemynai turi kiekvieną savo žiedą. Ir olimpinis principas toks, kad dalyvaujam ir varžomės šitam sambūrį visi iš viso pasaulio žemyno žmonės. O tai kuris yra Lietuvos žiedas? Tai Lietuva, kadangi yra Europos šalis, tai tikriausiai Europos šaliai priklausanti Lietuva ir žalios spalvos žiedas. Nes Europoje yra daug šalių. Bet nebūtinai gali būti ir kokios raudonos ten. Taip, tai raudona spalva ten jau yra kito žemyno. Aišku, ir tame žemyne esančios šalys gali priskirti save prie šitos spalvos žiedo. Radijo namai. Tai labai gerai. Radijo namai. Tai labai gerai.